Tai kas yra NT Campas? Oficialiai paskaitysit aprašymą, neoficialiai aš jums papasakosiu. Tai realiai NT Campas vadinasi ne konferencija ir nebereikalo, tai čia susirenka žmonės, kas arba daro jau kažką su nekilnojamu turtu, arba nori pradėti daryti. Tai esminis dalykas yra, kad tai yra ne tik tai, kad konferencija ir pranešimai, bet yra visa programa sudėta. Tai jisai vyksta 4 dienas, dabar bus nuo rugsėjo 24 iki rugsėjo 27, tai bus nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Tai kokia programa, taip neoficialiai paprastai paaiškinsiu. Ketvirtadienis yra workshopų diena. Tai bus ilgesni pranešimai, workshopai, kuriuos galite labiau, giliau panagrinėti temas, užduoti daugiau klausimų, daugiau pabendrauti tarpusavį ir panašiai. Mano pranešimas ir mano workshopas irgi bus ketvirtadienį. Tai turėsiu praktiškai 2 valandas normaliai paaiškinti, parodyti, pavyzdžių parodyti, panagrinėti, užduoti klausimus galės auditorija žmonės, galėsim pabendrauti, padiskutuoti. Toliau penktadienį yra matchmakingo diena. Tai yra irgi sudaryta speciali programa, tai yra būdas apsikeisti informaciją, pabendrauti su daugiau skirtingų žmonių ir čia kame pats įdomumas yra, kad kadangi čia susirenka pagrindė žmonės, kas daro to srityje kažką, tai jeigu reikia kažkokio kontakto, kas stato, remontuoja, gamina baldus, sklypus ten kažkaip tvarko, perdarinėja, dokumentus tvarko, iš nelegalios statybos į legalią daro, dar kažkokius dalykus, kas skolina pinigus, kas skolinasi pinigus, kas flipina būtus, tai jūs praktiškai bet ko jums reikia, greičiausiai ant Campe bus bent vienas ar keli žmonės, kas tuo užsiema ir jums galės padėti. Taip pat jūs galite, aišku, save parduoti, parodyti, kuo jūs užsiemat, susiras galbūt klientų. Šeštadienis, sekmadienis jau yra tokios labiau kaip konferencijos dienos, tai vyksta pranešimai, atvažiuoja žmonės pasidalinti savo ten patirtim kažkokie ir tikrai būna labai rimtų pranešėjų ir labai įdomių temų. Bet pats grožis kame yra, tai tarp kitų konferencijų, kaip pavyzdžiui, būna niekur nėra tokio bendravimo kaip čia. Tai čia yra pats įdomumas, kad jeigu nepastebėjo, dar tai vyksta Druskininkuose, iš pirmo žvilgsnio atrodo, blemba, dėl ko taip toli važiuoti. Bet čia yra visai kitas vaibas. Tai vadinasi, čia atvaro žmonės labiau tie, kas rimtai nusiteikia, ne šiaip ėjo pro šalį, bet kas jau tam laiko paskyrė. Ir čia esminis dalykas, kai tu prabūni tiek laiko su žmonėm, visai kitas bendravimas. Tai vyksta vadinasi ir pusryčiai, ir pietus, ir vakarienės kartu. Šeštadienį yra mega vakarėlis, legendinis, oficialus. Kitom dienom išduosiu paslaptį, vyksta neoficialūs vakarėliai dažniausiai. Bus ir ketvirtadienį, ir penktadienį, ir dar sekmadienį kažkas pasilieka. Tai yra tikrai daug laiko pabendrauti su visais ir pabendrauti kitaip. Tai žmonės pasidalina paslaptim, perskleidžia savo kažkokius ten triukus, kaip jie daro, galite susibendrauti ir gauti pasitikėjimą tarp žmonių ir gerų patikimų kontaktų. Ir gerai praleisti laiką, pasitūsint normaliai tuo pačiu ir susirinkti žinių. Taip kad jeigu dar nesat buvę, labai rekomenduoju atvaryti ir pamatyti iš vidaus, kaip realiai viskas vyksta.